Nice. Atkeliavo. Jo, šiaip veikia visai greičiau. Tokie vandens erozijos kalnai panašu. Nuo vandens labai daug ir tada vėl nusileisti. Pirmasis sustojimas Walmarte. Va su kuo važinėsim. Kokia Toyota. Ir dviračius gale pasikabinti. Pirmasis rytas Joshua Tree parke. Dar saulė nepatekėjus. Mūsų stovyklavietė. Pirma diena trumpai tai iš Šarvos tiesiog mane Elijus pasiėmė. Pasiekėm ilgą laiką, užtrukom, kol išvažiavom iš Los Andželo trafiko. Ties 3 valandas iš pačio Los Andželo važiavom, vakarė atvažiavom, įsikūrėm, pavalgėm, nuėjom miegot, nes jau abudu gan pavargę buvom. O šiandien atvykom į Joshua Tree nacionalinį parką. Jis garsus yra savo tais Joshua Tree, kurie yra milžiniški medžiai, kaktusai, palmės. Ir visur labai daug uolų kažkokių įvairiausių, akmenų, polderių. Ir bandysim šiandien tokį nediduką maršrutą važiuoti 40 km kažkur. Apšilt kojas pirmam kartui ir dar visokių kažkokių lankytinų objektų. Tai va, dabar ruošiamės, važiuosim. Kaip vaizdai? Hazy. Kas ne taip šitą nuotrauką? What's wrong with this picture?
visitor center, tai galim visitor center sustoti, pasižiūrėti, nežinau, gal tą medžą nusipirkti. Kai neskubam, tai ir fūros sąnaudos galbūt geras. Robertai, kaip jetlagas? Na, jau viskas gerai, jau nebelagina. Trečia diena kelionės. Vakar Joshua 3 parke buvom, suvažinėjom kokius 45 km lengvai, apšilom, o šiandien toliau judam į Arizonos valstiją iš Kalifornijos. Esam vidury niekur, pilna gražių kalnų, gražių laukų. Ir bandysim nuvažiuoti iki Sedonos miestelio ir pirmą bikepackingo maršrutą imti. Laukia kokie 500 km šiandien į kažkokios stovyklavietės. Bus smagu. Vos nenugriuvau. Daug batų prikabinta. Tiesiog kolonėlė plysta. Gal pakabint kroksą vieną. Gal kitą ras. Susikeičiam batus. Savo paliekam pasiemam kitus. Žiūrėk, šitie tai visai neblogi. Nu, bateriai šią reikia tik tai. Kaip įvertintumėt Route 66? Labai čia gerai. Labai bomž life. Kažkur sustojom. Vokiečių turistai atėjo. Susikalbėti neišeina. Elijus bandė draugiškas būt, bet... Toks iš karto labai bomž life. Dabar bus labai gerai. Miegama ant atsitiktinio suoliuko. Net paklodės normalios nėra. Tiesiog hamako apsikloti. Visiškai neturiu pasveikti. Lengva maisto porcija vienam žmogui. Čia maniau, kad bus mažesnė porcija, bet va taip gaunasi. A, tai čia tu 2 mylus ėmėjai ar vieną? Vieną mylą ėmiau. Aš galvoju, Ne, aš vieną mylą paėmiau. Tai čia atnešė 2 mylus, čia 2 žmonės pavalgyti. Batoną daug davęs. Tai tiesiog į Gruzijai panašiai. You know, you don't want to be like David Goggins. I hear it all the time. You don't want to be like David Goggins. But So there's your. yeah, there it is. So First that's of the all, plan. look at the fact that there's zero space. Oxygen. That's right. And that was just like coagulated, just fucked up blood. Yep. So basically, that little meniscus, that what the fuck was it? So I was so bad.